Sveiki, aš esu Irma ir aš jums šiandien papasakosiu, kaip paprastai skirti dalį savo sumokėto pajamų mokesčio paramai. Kiekvienais metais deklaruodami pajamas galite skirti paramai dalį sumokėto GPM. Tai padaryti galite kasmet iki gegužės 2 dienos. Pats prašymas bus įvykdytas tik tuo atveju, jei teisingai ir laiku pateiksite pajamų mokesčio deklaraciją. Paramai kasmet galite skirti iki 1,2% sumokėto GPM paramos gavėjams, tarp jų ir meno kūrėjams, 0,6% profesiniams sąjungoms ir jų susivienijimams, bei papildomą 0,6% politinėms partijoms. Skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galite tik elektroniniu būdu, per elektroninio deklaravimo sistemą. Jos nuorodą rasite vaizdo įrašo aprašyme. Jei anksčiau teikėte prašymą ilgesniam laikotarpiui nei metai, prašymų kasmet tikslinti nebūtina. Prisijungti prie DS galite jums patogiu būdu per išorinės sistemas, pavyzdžiui, e-bankininkystė, su e-parašu arba su VMI jums suteiktais prisijungimais. Prisijungę prie DS sistemos, skiltyje Deklaravimas pasirinkite pildyti formą. Jums reikiamą prašymą rasite dažniausiai pildomų formų sąraše. Jos pildymo lange spauskite mėlyną gaublio ikoną ir jums atsidarys pirmasis paramos vedlio langas. Jei jis neatsidaro iš karto, tiesiog atnaujinkite puslapį. Pirmame vedlio lange, priklausomai nuo to, ar teikėte prašymą pirmą kartą, ar jį tikslinate, pasirinkite mygtuką Pradėti arba Tęsti. Atsidariusime gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą ir spauskite Tęsti. Kitame lange užpildykite būtiną prašymą informaciją, tai yra kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis, tiesiog juos išsaugokite. Prašymo tvarkymo lange matote visus gavėjus, kuriems skiriate paramą. Taip pat galite pridėti daugiau gavėjų paspaudę Pridėti naują įrašą arba koreguoti jau pateiktus duomenis. Baigę redaguoti, jei duomenys teisingi, tiesiog tai patvirtinkite. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusime lange spauskite Formuoti prašymą. Jei prašymo nenorite pateikti iš karto, spauskite mygtuką Tęsti pildymą vėliau ir jums bus suformuotas prašymų rašinys, kuris EDS bus saugomas lygiai 21 dieną. Galiausiai suformavę prašymą, jame matysite visą pilną sąrašą su paramos gavėjais ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spaudžiate Pateikti. Ir viskas. Sveikiname, jūs sėkmingai pateikėte prašymą skirti dalį savo sumokėto GPM paramai.